Labutis. Kas slaptai tave myli? Ar tu žinai? O mes pažiūrėkime. Na, kortos parodykit, kas tave slaptai myli. Ar turi paslaptingą draugą ar draugę? O galbūt neprisipažįsta kokią nors bendradarbę? Sako, dar palauk, dar gali pailsėti, ane? Nori ar nenori, čia nuo tavo norų niekas nepriklauso. Truputėlį vėliau, pagal teisingumą, tu vis tiek susitiksi su kažkokiu žmogumi, kuriam tu patinki. Ta prasme, tu šito neišvengsi. Taip? Kol kas tau dar žinoti šito nereikia, kol kas informacija yra uždaryta, bet kam aktualu, tai partneris ateina ilgalaikis. Ne, bet ilgalaikis partneris ateina, jis dar kol kas sėdi, galvoja, žiūri, vat stebi, matat. Moteriam tai vyras, vyram tai moteris, ne? Taip, partneris bus vienišas, taip, pasirinkimas tarp partnerių bus ne vienas, o galimai keletą mums vėl rodo, ane? Partneris bus vienišas, jau su patirtim, jau įgyjęs kažkokį tai išmintį, ane? Taip, bendraus noriai, bendraus šiltai, apskritai bus žmogus, kuris toks vienu metu veikia daug darbų. Jam yra apskritai sunku gyvenime ir jis nepasiduoda, jis, reiškia, vienu metu gali daugybę dalykų daryti, taip, gali ir dirbti, ir, nežinau, sunku net pasakyti, ne? Faktas tame, kad bus labai daug toks užsiėmęs žmogus. Taip, galimai praeitį jau turėjęs šeimą. Taip gali būti, kad praeitį jau buvo sukūrę šeimą, ne? Bet vat keliai išsiskyrė, ane, vat galimai santuoka, kaip sakau, buvo, ane, bet vat keliai išsiskyrė, kaip ir dabar ieško kažko naujo. Ar tai bus sėkmingas partneriavimas, net jeigu, ane, jį imti kaip partneriavimą, kol kas dar nerodo, nes tai sukels daug pergyvenimų, ane, ir ką mes turim, mums rodo tiesiog labai gražų laikotarpį, romantišką laikotarpį, čia greičiausiai nuo jūsų priklausys, kaip jūs sugebėsit pastatyti santykius. Nes kaip ir partneris patiks, matysite tik gražius bruožus, ane, matysit, kad jis kaip ir patikimas, kaip ir, reiškia, su planais į ateitį, ane, iškart bus jausmai, dovanėlis. Na, tikriausiai kaip ir visur, ane, tas romantinis laikotarpis būna pats nuostabiausias, bet bus iškart prisirišimas. Partneris gali būti labai pavydus, labai toks iš vienos pusės, ane, šiltas, jaukus, bendraujantis, bet ir pavydus labai. Taigi toks daugiau save parodantis, pavyzdžiui, vat žiūrėk, koks aš esu, vat žiūrėk, pas mane labai daug planų, vat žiūrėk, koks aš vau, ane, ir reiškia labai daug judėjimo, labai daug veiksmo, galbūt kelionių, ane, galbūt darbo reikalų, galbūt apskritai procesą visą, pavyzdžiui, kol pradėsit bendrauti, labai daug tokio veiksmo. Ne tai, kad vat, mes bendraujam tik telefonu, o čia bus, vat, pavyzdžiui, susitikimai, pavyzdžiui, kelionės kartu, pavyzdžiui, bus netgi renkamas specialiai, einam ten, darom tą, nors mes dar nepažįstame, mažai pažįstame, bet mes jau tiek darbų nudarėm, kad net nežinau, kas beliko, ne?
visur kažkur tai judam. Taip, po to labai gana greitai galit suvažiuoti kartu gyventi. Ta prasme, po kažkurio laiko jūs mąstysite, kur kartu, reiškia, netgi ne tik keliauti, bet galbūt jau galit ir kažką rimčiau. Taip, tai jau čia rimtos kortos prasidėjo ir santuokos tikimybė tikrai nemaža. Taip, tikrai. Taigi, šitas partneris, kuris pas jūs ateis, jis yra gana patikimas, ne vienos kortos nebuvo blogos, kažkokios tokios, kad rodytų, kad jis turi ten už nugaros kažką. Ne, partneris bus visiškai laisvas, visiškai atsirišęs nuo praeities, jau nebe praeityje ir žiūrės tik į ateitį, turės daugybę planų. Po kažkokios ilgos pertraukos, kaip sakiau, reiškia pailsėjęs ir bus pilnai pasiruošęs veikti. Taigi, sėkmės jums sutikti tokį partnerį. Iki.